Aš esu socialinių mokslų daktaras, docentas Arvydas Širvinskas. Šia 2006 metais, Liepos 14 dieną, girtas kaip kiaulė Gediminas Šarkus, lėkdamas automobiliu milžiniškų greičių, 2,65 promilės girtas, pasivėjęs mašiną, kabino mašiną, tą mašiną išsuko, permetė kitą gatvės pusę, trenkė į mano mašiną. Toj mašinai važiavęs Kęstutis Underis žuvo vietoj, aš buvau praradęs sąmonę ir mane išgelbėjo, kad buvau prisisegęs pagalbę, buvau prisisegęs ir suveikė pagalbę. Po šitos traumų, per šitą laiką aš praradau sveikatą, sutraumuotas. Ir teko paragauti vadinamųjų Lietuvos teismų teisingumo. Kauno apylinkės teismas priėmė sprendimus daugmaž normalius, bet Kauno apygardos teisme viskas pasikeitė į nusikaltėlio Šarkaus, kuris 13 kartų buvo baustas, iš 11 kartų už eismo taisyklių pažeidimus. 2 kartus girtas už vairo, 3 kartas baigėsi vieno žmogaus užmušimu, kitų traumavimu. Kauno apygardos teismas atsistojo į jo gynimo poziciją. Ypatingai stengėsi teisėjas Romualdas Lincevičius, kuris manė asmeniškai neleido pasisakyti dėl savo kasacinio skundo. Pasakė, jūs mūšio paskaitų neskaitykite. Aš pavadinau Šarkų potencialių žmogžudžių, tai buvo vadinamo teisėjo Lincevičius, atseit, nežydinėkit, Šarkus. Sprendimai, kurie buvo priimti Kauno apylinkės teismui, Underio žmona, Asta Underinė, vaiko darželio auklėtoja, su elgetiška alga, gyvenantį bendravotį, su 2 nepilnamečiais vaikais. Jos ieškinys buvo patenkintas 200 000 litų apylinkės teisme, apygardos teismas sumažino iki 120 000. Mama Ošvenė, užžuvusi sūnų, prašė 50 000, apylinkės teismas priteisė, buvo sumažinta iki 35 000. Mašina BMW buvo konfiskuota, mašina buvo grąžinta atgal. Viskas buvo į vienus vartus. Šarkus nuteistas 6 metams, lygtinai atidedant bausmės vykdymą 3 metų. Teismai jam surado lengvinančio aplinkybių. Teismai vadovavosi protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijais, interesų pusiausvyrą tarp nusikaltėlio Šarkaus ir tarp mūsų nukentėjusių. Bet šitais kriterijais vadovavosi visas vadovavimas ėjo iš Šarkaus pusės naudai. Toliau buvo mes apskundėm aukščiausiam teismui šitą nuosprendį. Aukščiausiam teisme prokurorė prašė palikti Kauno apylinkės teismo nuosprendžius. 0 dėmesio, jokios reakcijos nebuvo. Buvo palikti tie patys Kauno apygardos teismo nuosprendis, buvo paliktas tas pats. Pilnai ginantis potencialaus žmogžudžio Šarkaus interesus. Aukščiausiam teisme dalyvavo teisėja Aldona Rakauskienė, kurios vyras žuvo autoavarijoje. Ir sūnus buvo traumuotas. Jinai padavė ieškinį, buvo paduotas ieškinys 220 000 litų, jis buvo patenkintas. Mano ieškinys, 100 000 litų, buvo nukreiptas atseit, taip aš nukentėjau, aš dar turiu eiti, dar, kaip sakant, apylinkės teisme, civilinė tvarka nustatinėt dydį mano ieškinį, ar man priklauso tas ieškinys. O teisuolės, aukščiausio teismo teisuolės Aldonos Rakauskienės ieškinys buvo patenkintas civilinė tvarka nustatinėt dydžių, jokių sumažinimų, palyginkim klausimą, Asta Underinė liko su 2 nepilnamečiais vaikais, reikia gyventi, reikia išlaidas daryti. Aš paradau, aš dėsčiau KPI 21 metus. Man dabar buvo pasiūlymas dėstyti KPI kaip praktiką. Aš kaip mokslo kandidatas, kaip mokslo daktaras, docentas, man 100 litų už valandą. Buvo siūlymas 80 valandų. Aš negaliu eiti užsidirbti. Aš praradau darbingumą. Aš negaliu dirbti taip, kaip dirbu. Man reikia gyventi. O teisuoliai Aldonai Rakauskienė, dirbančiam aukščiausiam teisme, gaunantį atlyginimą pilnai pakankamą, mano nuomonė,
reiškia, ir papildomai ieškinių neatsiranda, reiškia. Mums neatsiranda, jie neatsiranda, reiškia. Jos ieškinys tenkinamas, reiškia, o mūsų atmetamas, reiškia. Tai apie kokį mes šį teisingumą galim kalbėti teismuose? Koks gali būti teisingumas, jeigu nėra personalinės atsakomybės? Tai aš jums trumpai išdėšiu. Ir šitas visas maratonas, vadinamas kabutėse, 2,5 metų, per šį maratoną man trūko kantrybė. Reiškia kažką daryti. Čia aš esu vienas lašas jūrai. Kiek dar žmonių yra, kurie, reiškia, patyrė tokius pačius rezultatus.